Sveiki, parodysiu, kaip valdyti kelis modulius. Tai yra skaidrinė reklama, štai šita pirma yra, dvi nuotraukos. Ir kitas modulis tai yra karuselė. Matot, su paveiksliukais ir nuorodomis į gamintojus. Kaip jas valdyti? Visų pirma, reikia susiturėti atitinkamą dydžio atvaizdus ir juos sukurti. Kaip šitie atvaizdai sukuriami? Jums reikia eiti į sistema, dizainas, baneriai. Štai matot, jau yra sukurti gamintojų ir pradžios puslapio skaidrinė reklama, kuriuos jau sukūriau. Tas didžiulis baneris puslapio pradžioje, štai šitas, jį pavadinau pradžios puslapio skaidrinė reklama. Norint kurti naują, reikia spausti pridėti, bet mes šiuo atveju pasižiūrėsim jau sukurtą. Spaudžiam redaguoti. Ir kaip matote, dvi nuotraukos yra, jų pavadinimai, galima dar suteikti nuorodą, tai yra paspaudus ant šito banerio, būsit nukreipti į atitinkamą puslapį. Taip pat galima ir rūšiuoti, kuris pirmesnis, kuris antresnis. Taip pat galite pridėti dar reikiamų banerių ir taip toliau, atitinkamai. Šiuo atveju šito nedarysiu. Grįžtu atgal į baneris, gamintojai. Taip pat matote sukurti gamintojų pavadinimai, iškart su nuorodom į gamintojus. Ir visus paveikslėlius matote. Taip. Dabar kaip jie čia yra priskirti. Reikia eiti į modulius, moduliai, dar kartą moduliai ir susirasti minėtus modulius. Pirma, kurį apkalbėsim, tai yra reklaminės skaidrės. Kuriant naują reikėtų redaguoti, sukurti pavadinimą ir išsaugoti. Šiuo atveju to nedarysime, nes jau yra padarytas. Štai jisai yra padarytas, matot. Pavadinau baneris per visą puslapį. Taip pat, kas aktualu, priskyriau jį jau sukurtam. Kaip matot, yra du baneriai, pradžios puslapio skaidrinė reklama ir gamintojai. Mes sukūrėm pradžios puslapio skaidrinė reklama. Plotis, aukštis ir aktyvavom. Taip, jis jau yra išsaugotas, todėl nespausiu saugoti. Toliau. Mes sukūrėme šį modelį, tačiau reikia jį dar ir priskirti konkrečiam puslapiui. Galbūt jūs norėtumėt nebūtinai pradžios puslapyje, galbūt jūs norėtumėte matyti šitą banerį ar sukurtą kitame puslapyje, pavyzdžiui, kategorijų puslapyje. Mes tiesiog padubliuosime ir sukonfigūruosim tai, kad štai čia būtų minėtas didelis baneris, o apačioje gamintojų karuselė. Tai ir padarysime. Jums reikia eiti. Sistema, dizainas, išdėstymai. Dabar jums reikia susirasti kategorijų puslapį. Spaudžiame redaguoti. Kaip matot, čia priskirti du moduliai – filtras ir kategorijos. Ką mes ir matom. Čia yra filtras, čia yra kategorijų modulis. Mums dar priskirti reikia ir sekančius kategorijos. Iš sąrašo įsirenkam, kur mūsų yra skaidrinės reklamos modulis. Viršuje rašom 0, kad būtum pačiam viršuje, spaudžiam išsaugoti ir einam į minėtą kategoriją. Atnaujinam. Štai mes matom šią skaidrinę reklamą. Lygiai taip pat ir analogiškai valdomi visi kiti moduliai. Tiesiog dar kartą kategorijų puslapį pridėsime minėtą modulį, kuris vadinasi karuselė. Štai šitas va. Mes galbūt šitą modulį norėtume matyti apačioje. Čia neaktualu, kadangi mes vieną priskiriam kategoriją puslapį, spaudžiame išsaugoti, atnaujiname. Štai matot minėtą modulį išdėstytą puslapio apačioje. Išjungimas analogiškai. Mes dabar išjungsime šitą banerį. Galbūt jis nelabai tinkamas šitoje vietoje. Išdėstymai. Sistema, dizainas, išdėstymą. Einam į kategorijų puslapį, spaudžiame redaguoti ir tiesiog pašaliname. Spaudžiame išsaugoti,
atnaujiname minėtą kategoriją ir mes jo nebeturime. Liko tai, kas yra nustatyta.